Mes gyvename laikais, kuomet saugumas nebėra garantuotas. Karas Ukrainoje, agresyvi Rusijos pozicija, geopolitinė situacija neapibrėžta. Tai ne teorija, tai realybė. Kasdieninė realybė, kuri patvirtina faktą. Jeigu nori būti saugus, turi būti stiprus. Aš turiu omenyje ne fizinį pasiruošimą, bet psichologinį, mentalinį, dvasinį, pilietišką pasiruošimą veikti. Kuomet ateis diena X, bus krizė, karas, stichinė nelaimė, tavo šeimoje kažkokia nelaimė, tavo kūnas reaguos ne pagal tavo norus, o pagal tavo pasiruošimą. Vyras, kuris pragyvena gyvenimą baimėje, pragyvena gyvenimą tik tai per pusę. Tikras vyras, kuris yra stiprus, jis yra pasiruošęs veikti, pasiruošęs prisimti atsakomybę, pasiruošęs apsaugoti, pasiruošęs ginti, pasiruošęs išlikti ramus, kuomet kiti panikuoja. Stiprybė, drąsa – tai neatsitiktinumas, tai yra pasiruošimo klausimas ir treniravimo klausimas. Todėl tave kviečiu, vyre, į vyrų pirties kelionę, kurios metu tyrinėsime labai aktualią temą – pilietinio pasipriešinimo įgūdžiai. Tai nebus vien tik tais pirtis, tačiau ir pirti turėsime. Turėsime gerą garą, turėsime kvėpavimą, turėsime nervinės sistemos stiprinimo praktikas, turėsime pokalbius pirtyje, kurių metu patyrinėsime, kaip mes galime pasiruošti dienai X. Tu sužinosi, kaip pasiruošti X dienos kuprinę, kaip veikti krizės metu, ką daryti, kad išlaikyti ramų protą ir širdį neramumo metu. Taip pat bus pristatyta Lietuvos Šaulių sąjungos struktūra vyram, kurie pasiruošę ginti. Tai yra apie žinojimą, ką daryti, kuomet šūdelis ištikš ant ventiliatoriaus. Tai yra apie stiprų stuburą, tai yra apie tvirtą vyro poziciją, tai yra apie gynėjo mentalitetą. Silpni sukryžiuoja pirštus ir tikisi, jog viskas bus gerai. Stiprus tiesiog pasiruošia. Jeigu jauti kvietimą, atvyk į Vyrų klubo Šviesos karys renginį ir būk čia. Registruokis nuorodą apačioje. Susitinkam vyrų rate. Iki.